Man atrodo, kad iš tikrųjų dabar yra sunkiausias klausimas, kas ta laisvė mums dabar yra. Dėl to linkėdama žmonėms, nelinkėdama, sveikindama su vasario 16, aš noriu palinkėti kiekvienam atsakyti, kas tai gali būti dabar. Ir kiekvieną dieną reikėtų apie tai pagalvoti, nes be laisvės kaip be oro žmogus, kaip žuvis mašinoj. O šiaip viskas yra žaidimas, tai kad neimkit visko į galvą, į širdį, viskas bus gerai. Kai mes žaidėme Revoliuciją vasario 16 dieną kinuose jau pasirodys. Ir ką čia bepridursi.